Sveiki atvykę į šį YouTube kanalą. Šiandien pristatome mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ištartą Dievo žodį naujajame Jeruzalės vienuolyne Rumunijoje. Dievo žodis apie apokaliptinę ugnį, 3 dalis. 1992–1994 metrų. Mano šventajai Rumunijai vadovavo šventi ir drąsūs lyderiai, kurie mylėjo Dievą. Dabar ji turėjo valdovų, kurie ją suteršė. Tai kaip naftininko paltas išteptas mazutu. Įkišiu per ugnį, kad išvalyčiau. Aš noriu ir turiu tai padaryti, kad atvestų lyderį, kuris nori Dievo, ir paskirti lyderį mažajai bažnyčiai, kuris man patiktų. Pasaulis nežino, ką aš kalbu, bet žino, kad jis išgirs ir mano žodis išeis, kad būtų žinomas. Tada daug kas atsakys: aš nežinojau, viešpatie, kad tu dirbi. O mano mylima Rumunija, išeik iš Babilono, atsikratyk paleistuvystės ir pasišventink kartu su manimi, kad nepajaustum Babilono bausmės, nes kils ugnies dūmai, kuriuose degs Babilonas, miestas apsirengęs. Audinės ir auksas, o apaštalai ir pranašai džiaugsis, kad viešpats ateina su teisingumu išpirkti jų kraujo, nes bažnyčių angelas skambės ir skleis Dievo žodį, ir laikai jie bus pastatyti vietoje, gyvojo Dievo bažnyčia bus pašlovinta, o sostuose esantiems bus suteikta galia vykdyti teismą ir atpirkti nužudytųjų kraują už Dievo liudijimą, kurie nebuvo sutepti. Babilono vynu ašaros ir mirtis pražus, dangus ir žemė bus nauji, nes sena praeina. Ramybė šią dangiškojo pašventinimo dieną. Ramybė ir šventosios dvasios gyvojo gyvenimo kūrėjos galia visiems tikintiesiems, kurie pastatė viešpaties šventės į savo vietas, kurios buvo pastatytos nuo pat pradžių. Ir daug minios ateis į šią pirtį, mano mylimieji, kaip Jono laikais atėjo Jeruzalė ir Judėja, o iš Jordano kraštų atvyko apvalyti savo nuodėmių per Jono krikštą. Ir ta akimirka ateis kaip ir tada. Ateis dabar esantis rašto žinovai ir fariziejai, nes jie pamatys čia esančią viešpaties jėgą ir bėgs į ją, kad išvengtų būsimos rūstybės. Jie ateis, nes tada supras, kad viešpats paaukštino nuolankiuosius ir išpildė raštą, kuris sako, kad Dievas turi galią užpildyti Abraomo giminę iš tų, kurie nėra laikomi. Jie ateis ir pamatys šventosios dvasios stebuklus ir bus pakrikštyti šventąją dvasią ir ugnimi, nes laukas bus išvalytas ir bus rūšiuojami kviečiai ir pelai, ir štai bus didelis krikšto šventąją dvasią ir ugnimi dieną, ir tada daugelis netikinčiųjų bus išgelbėti pagal žodį, kuris sako, jie bus išgelbėti kaip ugnimi. Mano mylimasis, štai tėve, kaip aš kalbėjau šiai tautai. Ir dabar taip kalbu su tais, kuriuos palikau, ir su tais, kurie didina mano kūną, šlovę ir mano mokinių skaičių. Aš kalbu taip: sūnus, sūnus, amen, amen, sakau jums, kad atėjo laikas kalbėti žodžiu ir padaryti iš mirties gyvybę, iš raugės padaryti kviečius, o kas nepriima, tai žodis, kad jis bus apvalytas kaip ugnis, ir tai taip pat bus žodžiu. Bet man reikia mokinių, turiu gerai išmanyti savo darbininkus ir gerai juos išmokyti palaimintojo pjūties darbuose, ir mes padarysime palaimingą pjūtį, bet vėl dirbsime taip, kaip dirbome anksčiau. Nes aš įsiunčiau 12 ir 70 apaštalų, o 12 lydėjo 70 ir visur eidavo po 2, ir karts nuo karto jie susitikdavo, ir iš kartos į kartą taip veikia mano bažnyčia. Mano tikroji bažnyčia, mano mylimieji. Bet jei mano gyvajai bažnyčiai nebuvo vietos žemėje ir ji gyveno pagal mano gyvenimą ir niekas jos nemylėjo, ji buvo paslėpta ir buvo pagal mano gyvenimą. Ateiti su pilna ranka baltų drabužių ir baltais vestuviniais žiedais, nes drabužiai tų, kurie stovės prieš mane, mano šlovės ir mano Rumunijos šlovės bus balti. Kūno drabužis bus baltas, o gyvybės ir dvasios drabužis bus trigubai baltas, ir aš kalbėsiu tai, kas parašyta šiam laikui. Ateikite, mano tėvo palaimintieji, kurie nugalėjote dangiškuosius dalykus. Padengti šventojo jaunikio ir nuotakos vestuvių stalą naujosios Jeruzalės vardu. Amen. Kai gavau savo tėvo įsakymą, nunešiau žodį į savo žodžio ėdžios esančios Rumunijoje ir pasakiau, kad esu vyskupas. Ir jei aš pasakiau šį žodį, tada atsisėdau jo įvykdyti, nes viešpats yra ištikimas savo pažaduose. Nusiunčiau žodį tam, kuris šiandien valdo bažnyčios buveinę, ir tariau jam: kelkis, kad pateptum tą, kuris yra iš manęs, tiesa šį kartą. Ir iniu bistrienul, ir kodėl aš tai padariau.
Taip ir padariau, kad įstatymas nepasakytų, jog aš nesilaikau įstatymo ir tas norom nenorom, tikėdamas ar netikėdamas, nuėjo ir patepė tave kunigu, bet Dievo žodis patepė tave ir ne tai žodis, kuris buvo iš manęs virš to, nes Viešpats veikia pagal žodį, o Dievo žodis vadinamas jo darbu. O kur yra jo darbas bažnyčios, kuri save vadina mano bažnyčia, viduryje? Ar norite tikėti, kad bažnyčia yra Sodoma ir Gomora? Ar norite tikėti Dievu, kai jis jums sako, kad nėra bažnyčios vietos ir bažnyčios altorius, nėra vietos, kuri būtų žinoma kaip šventa, kurios nebūtų paliestos rankos ir neplauti Sodomijos ir Malachijo kūnai? Sodomos ir Gomoros nuodėmės, kurių miestai buvo sudeginti ugnimi, nužengusia iš dangaus, pagal Dievo žodį, kuris atėjo bausti už nešvarumus? Ar norite tikėti, kad visas žemės nešvarumas bus sudegintas ugnimi? O kas nutiks tiems, kurie suteršė vietas, kurios buvo skirtos man ir mano dvasiai bei mano vardo šloviai? O mano Dievo pateptasis mylimasis šiuo metu Dievo, o ne nešvariomis rankomis. O mano mažoji mylimoji, tu visada sakai, kad nori matyti mano šlovę, bet aš sakau tau, kad tu jau tai matai. Kiek kartų norėjai, kiek kartų klausei, pamatei ir gavai. Ir štai ką turiu pridėti prie šių žodžių. Artėja sunkus ir miglotas išbandymas, kokio nebuvo nuo amžių ir nebebus po to. Dievo ugnis ateina ant Sodomos ir Gomoros darbų, bet jie ateina ir prasidės nuo namų, kurie vadinasi Dievo namais, nes tai parašyta, aš pradėsiu nuo savo šventos šventyklos. Nes jie save vadina man tarnauti, bet ar tikite, kai sakau jums, kad yra daug kunigų ir vienuolių ir yra vyskupų, kurie netiki, kad yra Dievas? Ar manote, kad kunigų linija atsirado iš to meto, iš mano nukryžiuotojų, kurie yra nuo tų laikų iki šių dienų? Ar manote, kad bažnyčios pilnos tarnų, tarnaujančių šventosios dvasios nukryžiavimui? O mano tėve, šventoji dvasia smarkiai nukryžiuota, o šventoji dvasia verkė ir stengėsi išlipti iš vinies ir atkeršyti už savo tyrumą ir šventumą, kuriuos paniekino bažnyčios tarnai, nes iš jų Viešpats pareikalaus iš tų, kurie sėdėjo prie mano kaimenės iš visų žemės dalių. O mano šlovė ateina, mano mylimoji, bet taip jie ateis. Jis ateis, o jei ateis taip, o ne kitaip, čia yra šventojo rašto tiesa, kuri sako, vargas tiems, kurie laukia Viešpaties dienos, nes ta diena yra ugnies ir siaubo diena. Kaip niekada nebuvo nuo amžių ir nebus vėliau. O kas bus su ta bažnyčia, kuri, kaip sakoma, yra su manimi? O Viešpats randa tai pasaulyje, o ne Dieve. Kas bus su tuo, kuris sudarė nešvarų sandorį su dvasia, vardu ir drabužiu, kuris yra Dievo paskirtas? Jie įdėjo Cezarį ir pardavė už pinigus dovaną, kuri buvo ant aukuro, ir nuo to laiko iki dabar buvo surinkta daug pinigų, daug sidabro, už kurį buvo parduotas ir pirktas Dievo sūnus. Ir atsirado daugybė įrosi, daugybė žydų, Anų ir Kajafo, ir jie užpildė vietas, kurios buvo atimtos iš tėvų, plėšė šventus daiktus, suteršė mano indus, bažnyčias ir žmonės. Palaužtas nežinojimo paėmė jį į nelaisvę, siurbdamas jo kraują ir gyvybę, nes mano tautos gyvybė esu aš, mano mylimasis, aš, ir jei aš nebegalėčiau sėdėti sudaužytuose induose, neplautuose induose, vietose, kurios buvo suteptos ir nenuvalytos šventumo tų, kurie ant jų uždėjo rankas, štai kodėl mano tvarinys nebeturėjo Dievo, o jei nebeturėjo, mirė, kad nėra gyvenimo be gyvybės. O dabar ką belieka daryti? O tik ugnimi galima išvalyti nešvarumus. Ar nori tikėti tuo, ką tau sakau? Kad žmogus negali būti pašauktas tarnauti Dievui, to negalima padaryti pinigais ir jėga, ir šis kvietimas tarnauti nėra teisingas, nes šventoji dvasia atsiduoda ne žemišku mastu, bet atsiduoda per dangišką pašaukimą, per dangiškasis apreiškimas, veikiantis per dangiškojo apreiškimo dvasią, ir štai kaip atsirado kunigų eilė, po žodžio, kad jie seka mano apaštalais. Tai šios dienos programos pabaiga. Telaimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.